Sveiki, praleidai progą nuliūsti, laimėjai džiaugsmą. Tokia šiandien mūsų pokalbio tema. Liūdėsių mūsų gyvenime tikrai netrūksta, gal net ir per daug. O liūdėsys tai džiaugsmo nuodai. O džiaugsmas tai yra jau energija, sveikata, pinigai norite. Išvengti liūdėsio, transformuoti jį ar laimėti džiaugsmą vadinasi laimėti gyvenimą. Kaip tai padaryti? Turi būti ieškojimai, mąstymas, jumoras, turi daryti atradimus arba lieki su vaistais, su liga, kiti gelbsti narkotikais ir taip toliau. Ieškokime kartu, ieškokime kaip išvengti, praleisti progą liūdėti, o atrasti tame mūsų gyvenime džiaugsmą. Aš šiandien pasakosiu keletą savo istorijų, konkrečiai kaip aš ieškau progų transformuoti liūdėsį į džiaugsmą, pasidalinu kartu su jumis, naudokitės, ieškokit savo kelių. Tai štai mano pirma istorija. Įsijungiau radiją. Pradėjau aiškinti apie nekilnojamo turto mokesčio įvedimo naudą, kad bus ten nuo sausio, kad bus ten toks, kai taip, ir kokia čia kaip reikalingas čia žmonėms ir kažkam dar kitam. Jaunystėje aš lankiau šuolių į tolį treniruotės. Tai štai, kaip šokau prie imtuvų, spėjau išjungti radiją. Praleidau progą nuliūsti, laimėjau džiaugsmą, nes komentaruose aš buvau Facebook'uose šitą istoriją aprašęs. Tai man aš komentarai, tai siaubas, kaip aš išmokėsiu, kaip vis tiek nepakeisim. Bet mes jau šiandien liūdim, jau šiandien tampam silpnesni. Antras atradimas. Šventėme. Mano draugas šventėm, graži šventė, graži diena. Jis pradėjo kalbėti, kiek dabar reikės lėšų, mūsų naujiem tankams. Aš greit pakėliau taurę, mes susidaužėm, paragavom skanaus vyno ir neišgirdau nieko apie jokius tankus. Nespėjau nuliūsti. Laimėjau džiaugsmą. Štai, jeigu pirks, tai pirks, jeigu ten tokios galvos taip sprendžia, tai mes nepakeisim. Bet aš laimėjau džiaugsmą. Be manęs jie pirks, be manęs ten eina, be manęs tas gyvenimas keičiasi. Taip. Po to ieškojimo mane išmokė mano kursų klausytojai. Ne? Aš vedu energetinius kursus ir seminarus ir taip toliau. Jie man ateina, jie klauso visas žinias, klauso visą negatyvą, skaičiuoja, svarsto, gal ne Abramsų reikėjo, o gal ne vokiškų, gal Abramsų, o gal prancūziškų, vis tiek tas pats bus. Ne? Vot jie ateina su liūdėsiu, su tabletėm, o aš sveikas ir ne tik, kad sveikas, aš dar padedu kitiems. Yra labai gražus palyginimas aprašytas, kai Kristus eina su savo mokiniais ir mato duobėj įkritęs jautis. Žmogus visai bando ištraukti, jis neturi jėgų, jam negali ištraukti. Kristus priėjo su mokiniais, ištraukė, padėjo ir nuėjo toliau. Laimingi nuėjo. Eina toliau vėl kitam žmogui, tas pats matyta bala tokia didelė, ar ne? Vėl jautis įkritęs, sėdi žmogus ant tos duobės ir verkia. Kristus kaip ėjo, taip ir praėjo. Mokiniai sako, palauk, ne, Dieve, ne, taigi, kodėl mes jam nepadėjom? O jis atsako, o ką mes turėjom padėti? Verkti jam padėti. O štai labai graži prasmė, ar ne? Neieškokim to, turėkim patys energijos, turėkim patys, tada padės mums likimas ir sveikata mums padės, kaip tas Kristus jaučia, mūsų sveikata, mūsų energija padės, taip, ne? Taip, dabar trečias atsitikimas, taip, skaitau laikraštį, retai skaitau, bet šį kartą skaičiau. Rašo, kad apie kainos auga, kad nuvertėja pinigai, kad brangsta visos prekės, kad plinta narkotikai, daugėja sergančių depresija, kad kyla karo grėsmė. Šiurpas dreba rankos, ne, ir liūdna, kad taip darosi. Pažiūrėjau laikraščio datą. Čia pasirodo praeitų metų laikraštis. Atradau progą nuliūsti. Laimėjau džiaugsmą. Štai trys mano tokie atsitikimai, kaip iš liūdėsio, kaip pabėgau nuo liūdėsio, kaip aš jį atradau, kaip laimėjau džiaugsmą. Ieškokim.
Ketvirtas atsitikimas, aš kaip rašytojas, leidėjas, aš labai domiuosi knygom. Internete žiūriu, ar ne, ir štai skaitau, pradėjau vieną dieną, antrą dieną, aš pradėjau rašytis tas knygas, paklausykit, kokios knygos mums siunčiamos iš kažkur ten, ne, pažiūrėkit, kokie pavadinimai. Kapų planeta, žudikų traukinys, mirties nuosprendis, žmogonai dykrose. Jau mes nebe žmonės, žmogonai ir ne planetoje, o dykrose kažkokie gyvenam. Mirtinas poveikis, mirtina grėsmė, mirties kvapas, taip, tobula mirtis, kraujo troškulys. Siaubas, kokias mums knygas siunčia, kokias mes ir priimam. Prieš 10-30 metų tikrai aš, kai leidau, tokių nebuvo knygų. O dabar jau pripratom ir matyti reikia. Paskutinė mano knyga, paskutinė tai topas. Paklausykit. Reiškia, knyga nesenai išleista, mums Lietuvai duota. Kai tavo veidas išnyksta dūmuose. Aš galvoju, čia toks romantiškas, kaip rūkė paskendo veidas prisiminimų, jis rašo eiles, kūrė, džiaugiasi tą mylimą moterį. Ne. Didelėm raidėm užrašyta ir kitos istorijos iš krematoriumų. Tavo veidas išnyksta dūmų ir kitos istorijos iš krematoriumų. Aš perskaičiau anotaciją. Tai Amerikoje turi savo krematoriumą. Jie dirbo ten, nepleškinosi, ten viską ir tapo rašytoja. Rinko tas istorijas, galvoja, kad Lietuvai tikrai tiks. Ir atsiuntė ir tikrai nemažų tiražų. Ir aš skaitau komentarus ir viena moteris parašė, šlykštu, žiauru, bjauru, bet skaitysiu ir patariu kitiems ją skaityti. Vat šitam komentare mūsų, aš ieškau visur apibendrinimų, mano rašytojų dalia taip ir yra. Vat tam komentare pasakyta, kodėl tas ir vyksta. Mums tas bjaurumas ar negatyvumas, tas gyvenimo šiurpinimas, mums tarsi mes paslėpiam realybę, kas vyksta. Ko skaitom, ko žiūrim, mes ir norim daugiau žiūrėti. Norim tą realybę, slepiam tam knygų siaubę. Jūs atsakykit. Aš nesuprantu, kaip taip lengva mus nužmogyti. Kas keršta ir už ką tokias mums knygas siunčia. Tobula mirtis, vien mirtis, mirties kvapas, mirties poveikis, ne? Baltoji mirtis, didysis montras, ten apie 20 knygų vien tokių siaubo pavadinimų, ten išprotėjusiam, Vasaros 5, kur aš rašiau kelias knygas, arba jie nueina į Vasaros 5 su tokiom knygom. Taip. Dabar ką aš darau? Tai man pačiam negera, neišeinu į džiaugsmą. Po šitų perskaitęs tos knygų pavadinimus. Ką aš darau, ar ne? Perskaičiau savo svetainę, www.3žvaigždutės.lt, paskambinau draugui. Gavau kvietimą, štai nesenai visai gavau kvietimą į Vievių biblioteką, lapkričio 28 dieną. Aš įdėjau į svetainę, į Facebooką. Taip, štai ir laimėjau džiaugsmą. Laimėjau džiaugsmą užblokuodamas kitais įvykiais realiais, kuriuos aš galiu valdyti, kuriuos aš galiu sukurti, kuriuos aš galiu atrasti. Visi turim draugą, turim tam mylimą žmogų, turim šeimą. Nukreipdėm, kur yra gražus aksiominis teiginys, kur dėmesys ten ir energija. Jeigu mūsų dėmesys bus prie šitų mirties kvapų ir mirties šešėlių, ar ne, krematoriumų, tai mes ir liksim, mes užduosim same ir nepajausim, kaip ir kvapas įeina į kambarį, nejauti, kad ten kvapas negeras, ar ne, jis priprato. Nepripraskim, nes mūsų siela, mes galim apgauti protą, mes galim apgauti pasąmonę, bet neapgausim sielos, kuri prieš milijonus metų liko ta pati. Aš nuolat ieškau daryti atradimus, kaip pakeisti liūdėsį, kaip prarasti progą nuliūsti, kaip netekti liūdėsio, kaip atrasti, ieškoti. Tai yra darbas, ieškojimas. Aš ne tik ieškau, bet ir dalinuosi su jumis. Miela man daryti įrašus, su jumis bendrauti, laukti jūsų laiškų. Kviečiu, kaip visada, į svetainėje. Aš svetainėje rašau ir šitos istorijos yra įdėtos, ir naujos knygos. Ir kviečiu išleisti knygą pas mane. Kviečiu pabendrauti. Mano telefonai www.3žvaigždutės.lt kontaktas. Aš visada tą primenu. Paskambinkit, bendraukim, ieškokim, transformuokim. Gyvenimas mums yra vienas duotas ir mums duotas galimybė ieškoti.
mums galimybė ieškoti, mes turim galvą, turim mąstymą, turim turėti norą, turim ir norą. Ieškokim, tai yra miela, pats ieškojimas yra miela. Sėkmės iki sekančio karto, laimingai.